Už kačiukus. Už kačiukus. Už šuniukus. Už šuniukus. Ir už ežiukus. Už ežiukus. Vytautas, 100 metų, 1000 tostų. Arnas, Duracelis. Artūras, mėsininkas. Gabija, mergelė iš Nazareto. Visi moka gražiai kalbėti, bet ar visi išdrįs tai padaryti? Adrenalinas, įtampa, triumfas. Naujieji herojai gimsta čia. Rimtai. Jaučiuosi neišgirsta, nesuprasta, mano poreikiai neatliepti. Mama, what's wrong with you? Vaikeli, tai tu daugiau nemeluoji. Ar esi kažkam siuntusi gyvenime erotinės nuotraukas? Eva, labai svarbus klausimas – narkotikai. Tai šiandien laidoje turime Evo Divą. Labai įdomią temą mes čia užšiepėm krūtinę. Man labai įdomu, o kodėl sugalvojai įsidėti? O lele, visi tie laikai, tai ant ko jie visi paremti. Ar gailiuosi? Ne, visiškai, nei va tiek nėra, kad gailiuosi. Nes pabandžiau, fainai, pabūti su tais kukuliais, fainai. Taip. Hipotetinis klausimas toks, Eva, o kaip tu manai tavo pavyzdžių dabar paseks merginos? Kad išsiims. Ar bus daugiau Lietuvoje, kurios išsiima? Gal nebus daugiau, kurios išsiema, bet kurios labai yra daug moterų, kurios galvoja susidėti. Gal čia daugiau. Ir ta prasme, jis tikrai priverčia, ar tikrai verta, nes kiek yra lygų nuo to, jau dabar tikrai labai daug šnekama. Aš girdėjau, kad ir psichologiškai visai ir depresijos gali būti vien dėl to. Ar tau pačiai buvo kažkokių fiziologiškai, arba kad jaustumėsi kažką ne taip? Man nieko nebuvo, bet labai didelis procentas, ten ir vėžį sukelia. Nors yra daug dalykų, kur... Ar tikrai verta? O ką pasakytum merginai, kuri dabar, pavyzdžiui, žiūri mūsų laidą ir galvoja, mama, čia sprigutės tokios, gal čia man reikėtų susidėti. Ką pasakytum jai? Čia realiai iš savo patirties. Jos kūnas, jinai turi spręsti. Man, pavyzdžiui, aš susitaupiau tos pinigus ir buvo ar pirktis automobilį, ar krūtinę. Ir supratau, kad perkuosi krūtinę, važinėjus troleibusu. Ta prasme, nes prioritetai, žinai, tokie, ta prasme, tuo metu buvo ir tikrai nei karto nesigalėjau, nes pas man dabar kažkiek išsiemus atsira. Visiškai lygų buvo. Ta prasme, lygų. Aš tokia nepilnavertė jausdavausi. Tokia kažkokia, atrodo, kaip kokia be vienos rankos. Ar ten trūksta kažkokios detalės. Ir grinai nuo tos akcentas, taigi tos krūtinės ir taip. Ir tai visi tie privalumai. Tai akimirkai, tai kaip sakant, atsipirko ir džiugiuosi, kad pabandžiau. Ar turi gyvenime kažkokių baimių? Manau, visi jau turi ir čia būtų keista, jeigu sakyčiau, ne, aš nieko nebijau. Labiausiai, jeigu klausiu, ko bijau, turbūt likti viena, bet tokia viena ne tai, kad ten išsiskirti su partneriu, bet tokia, kad, saloje, pavyzdžiui, ir nieko nėra. Toksai, žinai, kur nėra su ko pasišnekėti, nes aš šnekėtai mėgstu, žinai. Tai va, čia turbūt būtų man toksai, paskui, kokią mešką turbūt, arba ten kokį didelį gyvūną irgi labai bijočiau sutikti. Dar yra iš jūsų bucket listo kokią pusę dalykų, kur tai bijočiau. Eisim sukti tada mūsų bucket listą. Suksim iššūkių ratą. Įdomu, ką Ieva šiandien išsuks. Taip. Man ir įdomu. Eime, pasižiūrėkim. Na ką, turim linksmesnę laidos dalį, iššūkių ratą. Eva, kokias tavo didžiausias baimės? Turime įimą per žarijas, per stiklą, ledo vonę, tramplino šuolis. Ką manai, kas būtų sudėtingiausia? Čia, žinau, daug yra sudėtingų, tiesą pasakius. Tai tas strėlės skamba kažkaip labai man tokia... Tramplino šuolis irgi, žinai, atrodo kaip ir lengva, bet kai pamatysi, gali būti visiškai nelė. Žinok, viskas taip kaip, aišku, daug esu bandžiusi, bet, žinai, toks daug yra tokių, čia tai irgi labai baisiai atrodo. Čia net nežinau, kas yra. Daug tokių dalykų, kur, visi realiai tokie, nėra, kad jau ten spa, žinai, tai... Mes pasistengėm biškai. Matosi, kad pasistengta. Šitas netgi, šitas vienintelis, kuris patiko. Tai jeigu šitą ištraukčiau, tai toks būtų, turbūt kaip spa. Tai tada trinam rankom, kad tas neįvyktų. Ir ką, pirmas bandymas, į dešinę pusę sukam ratą, stipriai, nebijok ir žiūrėsim, ką šiandien veiksim.
Po žemė bandysim kastis. Ką, eisim, imsim kastuvus ir ruošimės tave pagulyti po žemė ir lauksim tavo įspūdžių. Rimtai. Nu ką, kimbam į darbą? Nu, kimbam į darbus. O. Įkvėpk, iškvėpk. O eina, savo, kaip čia viskas dreba. Drąsi moteris. Wow. Jėzau. Kokie? Gal dar iš karto neužkaskit? Atsigul pradžiai pagulėk. Pala, pradžiai dar neužkaskit, gerai? Gerai, tai įsitaisyk. Bliam, dar nepatogiai, kažkokuosena. Bet kai gerai atrodo. Pala, dar nieko nedarykit. Šalta. Taip guliu ir taip šalta, belia kaip. Nu, rinkis arba grūdintis, arba komfortas. Nu tai va, tai. Nu gerai, grūdinsime. Nu, Ne, matai vis tiek važiuojam. nesušalti. Bliam, va čia tai jausmas eina savo. Jaučiasi, ne, ta visa akustika ir... Žinok, taip girdisi. Ir iškart žemės man byra į vidų. Nu, bet tu ir drąsi moteriškė. Žinai tai? Nu, ačiū, kad pastebėjai. Keista, niekada nepatirta, neramu, šalta. Tuo pačiu džiaugsmas, kad aš išdrįsau, kad padariau. Nu, įdomus jausmas toksai. Koks baisiausias momentas buvo, va, kai įlindai, uždarėm dangtį ir pradėjom pilti žemės ant viršaus? Kada buvo baisiausia? Kai žemės pylėt. Koks tai jausmas tau buvo, ką primena? Kad tavęs, toks grinai, kad tavęs jau nebėra, kad grinai girdi tą, man buvo lyg artėjimas link tokios panikos atakos, kažkaip uždarė dangtį, it's okay, nu kažkaip taip, okay, tamsu, mažai vietos, it's okay, bet išgirdau tą žemę, tas pats garsas toksai, pajaučiau tokį priartėjimą prie mirties, toksai jo, labai. O bijai mirties? Na, žinai, turbūt meluočiau visi čia, nebijau mirties, bet realiai nu, visų baimių šakninė baimė yra mirties baimė, tai žinai, toksai. Ir dar svarbiausias dalykas čia gulint neatsimerkt, nes atsimerki iš karto man vėl toksai sukyla, iš karto norisi belsti viršų. Tokia panika sukyla. O kaip manai, jeigu, pavyzdžiui, žinotum, kad čia taip tave užkasa, ten deguonės pilnai užtektų ir jeigu žinotum, kad reikėtų visą naktį va taip išgulėti, ar galėtum? Nu, žinok, nežinau. Visų pirma, tai šalta, man jau dabar šalta. Tai taip, nu, nežinau, sunku pasakyti. Eva, galvojam gal jau... Tai jūs kada norit, aš tai galėčiau gulėti belekiek. Tai gerai, tai užteks, manau. Tu dabar užsimerk. Aha, užsimerk, uždengiu rankas. Blemba tie garsai. Sveika sugrįžus. Tau pavyko. Aina, oh my god, kaip šviesu. Aina, savo negaliu atsimerkt net. Baisiausia yra, kai užkasa ar atkasa. Gulėtai normaliai ir dabar neina atsimerkt. Po truputėlį gali. Aina savo. Neina atsimerkt. Dulkės, ne? Ne, šviesa, bet. Šviesa. Eva, labas. Labas. Tai kaip jauties, porą įžvalgų? Labai nustebino su tuo laiku, kiek pragulėjau, nes galvojau, kas tikrai 2 minutės. O pasirodo pusvalandis. Nu, pasirodo pusvalandis. Bet realiai žangučiau gulėjai, ta prasme visiškai labiausiai garsai, nes tas kastuvas, tai girdi, ta prasme antiek ta prasme taip girdi viską, taip Šiurpina. labai šiurpina, labai toksai eina. Eva, ką palinkėtum savo dukrom? Kiek žinau, turi 2 dukras. Ką bendrai palinkėtum ryšium su tais pačiais dalykais, kaip nuostatos, stereotipai, prisimink ir save vaikystėje, paauglystėje. Ko jom palinkėtum? Man labai patiko, mes su vyresne dukra daug šnekam ir aš jai parodžiau tą silikoną, kurį buvau užsėjus. Sako, mama, tipo,
what's wrong with you? Tipo, kodėl tu čia dėjai tą savo kūną? Nu, tokia, ant tiek buvo nesupratus, tipo, kam to reikia. Tai palinkėčiau turbūt klausyti savęs, ko tu tikrai nori. Jeigu tu pati tikrai nori tos krūtinės, o ne kažkas iš šono tau baksi, kad tau reikia, realiai aš pati tikrai norėjau. Bet jeigu tau kažkas, nes yra tokių daug atvejų, mano vyras nori, mano ten kažkas ten darbe sakė, kad ten geriau atrodys ar dar kažkas. Tai kad klausyti savęs, ar tu tikrai to nori, ar tikrai tas dalykas atitinka tavo visas vertybės ir tavo visus tuos norus. Kiek žinom, tu gyveni Jungtinėse Amerikos valstijose. Ar tu laiminga ten jautiesi, nes pastaruoju metu nemažai žmonių pabando ir grįžta. Ir sako, ten nesaugu, ten nėra tokios gyvenimo kokybės kaip čia. Ką tu galėtum pasakyti? Ar laiminga? Tai turbūt laiminga turi būti viduje. Kai tu esi laiminga viduje, tai tu visur gerai jautiesi. Viskas priklauso turbūt nuo tavo vidinės būsenos. O ar norėčiau grįžti iš Amerikos, tai atsakyčiau taip, bet ar aš tikrai norėčiau gyventi Lietuvoje, tai turbūt, kad irgi ne. Kodėl? Pradžiai pirmas žingsnis būtų grįžti, o paskui kažkaip, nežinau, žinok, va taip, aš senai labai negyvenu Lietuvoje. Žinai, 15 metų negyvenu joje, tai man kažkaip atrodo, nu, kad čia sunkiai galbūt, bet žinai, ta pradžia visur sunkiai, nesvarbu, kur nuvažiuosi, žinai. Bet kaip gyvenimo kokybė bendrai? Patenkinta, saugumas, nebijai dėl dukrų? Žiūrint, kur tu gyveni, čia labai priklauso, kur tu gyveni, mes gyvenam vienam saugiausių rajonų, tai čia, žinai, labai sunku lyginti tokius dalykus. Vienas gali sakyti, Čikaga, wow, kaip nesaugu, bet tai kur jisai gyvena, nes Čikaga yra milžin, tarsi labai didelė. Tai va, vien pačia Čikagoje, neimant tų visus suburbs, yra daugiau žmonių negu pačioje Lietuvoje. Tai žinai, čia toksai... Kokia tavo diena JAV? Gali papasakot, kaip jinai prasideda ir ką veiki? Žiūrint priklauso, ar tai mokslo metai ar ne mokslo metai, bet keliuosi 6:30, tada einu, aprengiu 3 vaikus, suruošiu į mokyklą. Surašiau į mokyklą, tada vyras per tą laiką padaro pusryčius, tada aš sudedu lunchbox, kaip pietų dėžutės, jiems sužiūriu, ar viskas yra kuprinėje, ko reikia, ten sušukuoju, dantis išsivalom, 2 didžiuosius išleidžiu į autobusą, tada vežu mažąją į darželį. Amerikoje toks dalykas, kad labai dideli atstumai. Tai visur gaunasi, kaip sakant, valanda. Tai ir paskui grįžtu ir tada, arba sėdu prie savo Instagramo, kažkokį projektą darau, arba ten žiūriu įvairiausius vaikų būrelius, kur ten atsiskaitimus, nes dar lankom lietuvišką mokyklą, ten pilna visokių dalykėlių, tokius sužiūriu, kas su vaikais ten tempėsi. Tai nes ir būrelių yra daug, tai viską, kaip sakant, ten varžybos susižiūriu visokias ten, va tokius. Aš įsivaizduoju, 3 vaikai reikalauja dėmesio, užbėgti įvykiam už akių. Jo, ir vaikai grįžta 2 valandą, tai iki 2. Tai realiai turiu tam kas 5 valandas ir iki 2 turiu būtent pietus padaryti ir suruošta, kur tą dieną mes važiuosim, kur tą dieną mes eisim, ten, pavyzdžiui, jeigu gimnastika, tai turiu apranga, ten ta sportinė turi būti, padėta, jeigu ten, pavyzdžiui, pramoginiai šokiai, tai suknelė, pėtkelnė, viskas susižiūrėti su išlygi, kad suruošta tos dienos būreliam. Ką atrašai vyram, kurie seilėjas ir tau siūlo, pavyzdžiui, į pasimatymus tave kviečia, kaip tu juos sugebi tiesiog... Anksčiau tokių buvo tikrai daug, o dabar gal pusę metų neberašo jie. Dabar rašo, bet tokie gal mane suportinantys, jau nebekviečia mane nieks į pasimatymus ir taip toliau. Prarado viltį. Ar vyras dėl to prieš tai labai pergyvendavo? Ne. Kai tai būna? Ar esi kažkam siuntusi gyvenime erotinės nuotraukas? Taip. Vyrui savo. Pasisekė vyrui. Kokie tavo santykios yra dažniausiai nesutarimų priežastis? Jaučiuosi neišgirsta, nesuprasta, mano poreikiai neatliepti. Tai va tokie. O, tai čia maniškiai irgi ir tavo, ne? Pataikė. Kokios veiklos imtumės, jeigu žinotum, kad tikrai pasiseks? Aš visas veiklas darau, kurios, man atrodo, kad man sekasi. Neturiu kažkokios tokios, kur dar norėčiau ekstra ir kad žinočiau, kad pasiseks. Ką šauna į galvą, žinok, tą ir darau. Bet ką?
Į kokią paslaptį ar mitą norėtum sužinoti atsakymą? Pavyzdžiui, egzistuoja Lochneso pabaisa ar ne? Norėčiau sužinoti, ar žemė yra tikrai apvali ar plokščia. Čia geras. Daug negalvodama užbaig sakinius. Vyrai paslapčia jaučia, kad sėkmingos moteris yra. Auginančios. Moteris paslapčia jaučia, kad sėkmingi vyrai yra. Išdidus. Už ką tu labiausiai vertini savo vyrą? Vyrą turbūt labiausiai vertinu už tikslų siekimą. Pas mane būna taip, susigalvoju kažką, darysi, susiduriu su kokia, maža kliūtim, dar kažkaip ją pralaužiu, didesnė kliūtis, man čia reikia, viskas metu. Pas Andrių taip nėra, pas jį, ir aš taip galvoju, aš jau būčiau 10 kartų metus, jau viskas jau man būtų buvę. Vau, tai šitas, tai toksai galvoju, užsibrėžė vieną tikslą ir eina tuo. Ir nesvarbu, kokia kliūtis, jisai sugalvos, kaip ją apeiti. Šitas, paskui kitas, labai greitas sprendimų priėmimas, toksai, kur net drastiški, kur prieštaraujantis viens kitam. Ir tokie, kad pas jį biznis yra gan toksai judrus, logistika. Va šitoj vietoje, žinok, aš taip visą laiką jo žaviuosi ir stebiuosi, wow. O ko jam palinkėtum dar, pavyzdžiui? Mažiau dirbti. Nes vienu metu dabar pagerėja situacija. Vienu metu tas darbas yra 23 valandas, ir viena ten valanda. Gal ne taip biški šaržavau, bet labai daug savęs darbų. Nes tu grįžti iš darbo ir tu namuose toliau dirbi. Namuose, žinai. Bet toliau dirbi ir man pasakoji dar apie darbą. Ir tas gaunasi. Ir tada prieš miegą dar apie darbą. Besimušimui taip. Tai tas darbas yra taip labai, labai daug užimantis mūsų gyvenime. O kaip jums sekasi ir nėra sudėtinga, nes man atrodo, kad tu esi tokia labai mėgstanti eiti iš komforto zonos, bandyti kažką naujo, ko dar niekas gal nedarė, kur ten stoga nunešančias kažkokias patirtis, o tavo vyras, man atrodo, toks verslas, sprendimai, tai viskas, žinai, patogus gyvenimas ir visi šitie dalykai. Aš kažkada mačiau istorijos, kai jūs kažkur ten keliavot su palapinė ar kažkur miegoti ir traukiniu, kaip jam ten buvo sunku, tai kaip tau pavyksta suderinti šitus dalykus? Mes antiek esame skirtingi. Mano vyrui tas vienos nakties gyvenimas palapinį, sako, Ieva, sako, ta prasme, sako, taigi mes turim pinigų, sako, aš tiek daug dirbu, kodėl mes, sako, tai palapinį turim miegoti. Jo tokio išsitaškis, aš neatsimenu, kada aš jį mačiau. Mes labai skirtingi. Kas man, tipo, wow, Gran Canyone, čia miegu palapinį, tai jam visiškai... Jis labai nori stabiliai viskas, kad komfortiškai. Man taip neįdomu. Kažkaip labai neįdomu. Ar jauties, kad truputėlį norėtum iš jo tokio lankstumo tavo įvairiem iššūkiam? Tai, kaip pavyzdys, vieną dieną jau į Gran Canyoną ėjo, vieną dieną. Bet, žinai, paskui mėnesį jisai ten, kaip sakant, burba ir ten recoverina, kaip buvo sunku ir kaip jisai daug ten išgyveno ir kaip jam buvo. Bet, žinai, jis labai nori Floridoje gyventi. Aš visai nenoriu toje Floridoje gyventi. Bando mane įtikinti, kaip čia bus fainai, kaip visiems fainai. Man visiškai, fainai ten pasakysiu 2 mėnesius, max. Žiemą. Ten yra milžiniška drėgmė. Tai aš turėčiau realiai turbūt plikai plaukus nusiskus. Nes jie iškart prilimpa. Ta prasme, jie tiek prilimpa. Mano plaukai yra labai stori. Su jo jautiesi kaip su paldu. Tai arba visą laiką tik tai su kuodu, bet išberia mane iš karto, nes drėgmė yra milžiniška. Čikago yra pakankamai nemaža, bet ten, tai buvo, mes tiesiog linkim, kad susidėliotų jum abiem sprendimas, kompromiso būdu. Labai svarbus klausimas - narkotikai. Deklaruoji gan drąsiai, atvirai, kokia tavo praeitis, daug kas pašiurptų, sakytų, nereikia apie tokius dalykus pasakot, bet tau pagarba, kad tu pasakoji apie tai. Papasakok daugiau, kaip, nuo ko prasidėjo ir kaip visą tai pasibaigė. Šiandien man ryte paskambino močiutė, sako, ką veiki? Sakau, jis tokią laidą, sako, vaikeli, tai tu daugiau nemeluok. Sakau, močiutė, bet ką aš primelavau?
sako, ten apie tos alkoholius, narkotikus, sako, visos kaimynės man sako, aš jai sakau, nebuvo. Tai realiai, Nemeluojam. tai realiai, jeigu mus šiandien matė, tai nereiškia, kad nebuvo, bet savo, kaip sakant, pasakojimu tiesiog noriu gal parodyti tiem žmonėm, kurie vartoja, nes jūs yra tikrai daug ir man parašo tikrai nemažai, kad jeigu aš galiu, tai galite ir jūs. Ta prasme, jeigu man pavyko, tai pavyks ir jums. Tik reikia labai norėti. Pradžiai, nuo ko pradėti, reikia labai norėti. Tai viskas yra įmanoma, tik reikia noro. Ko palinkėtum lietuviams? Tai turbūt face your fear. Žinai, savo baimės nugalėti ir Drąsos. Drąsos palinkėčiau. Iš tikrųjų, esame tokia gabi tauta, labai lietuviai gabūs. Gal labiau pasitikėjimo savim, nes, pavyzdžiui, kaip palygini, kaip tarkim į darbo pokalbį ateina amerikonas ir lietuvis. Lietuviai nemoka savęs parduoti. Ir labai tai jaučiasi. Realiai amerikonas, jis tau gali taip save pateikti, nors realiai visiškai ten, tarkim, ateina tą pačią mechaniko poziciją ir mes su vyru dažnai taip šnekam, kaip, wow, ten CV gražiausiai, ten, ta prasme, ta representable, tas toksai dalykas, tai, tikrai lietuviai tokia ir nusimažina visus. Bet čia vėl ta savivertė turbūt, ne? Apie ką kalbėjom daugeliu. Prislėgti, bet jau taisosi situacija, nes, pavyzdžiui, tavo vyras irgi sukūrė sėkmingą verslą Amerikoje, taip? Niekas ant delno neatnešė, žodžiu, Petrą, imk tau raktą ir čia, liek. Tai iš tikrųjų gerėja situacija, tai to ir linkiu. Drąsos. Gerai, ką, viskas, blembo šaunuolė, Evo. Ačiū tau labai. Ačiū. Arba gyvenimas tave dulkina, arba tu dulkini gyvenimą. Bet ką tu dabar galvoji, už 5 minučių realiai tave kapo šunis? Manęs nieks nenugalės. Ar esi pajutusi stiprią simpatiją kalinui? Enrique, por favor, por qué? Taigi nuvers ir galvą nukars. Už kačiukus! Už kačiukus! Už šuniukus. Už šuniukus! Ir už ežiukus! Už ežiukus! Vytautas, 100 metų, 1000 tostų.